Įsigijus dvarą ir dar su tokia gausa pastatų, tų idėjų, ką su viso tuo daryti, būta įvairių, bet vizija keitėsi, jie evoliucionavo eigoje ir matant šios vietos nuolatinį dėmesio poreikį, sekant tendencijas užsienio šalyse ir tiesiog suvokiant šitos vietos potencialą, nusprendėme, kad tikslingiausia ją pritaikyti būtent to, ko atvažiuojame čia pasisemti patys. Tai pailsėti, atsikvėpti ir įsikvėpti. Aš esu Goda. Aš Gailė ir mes esame įsikūrę Aštriosios Kirsnos dvare. Mūsų šeima Aštriosios Kirsnos dvaru rūpinasi jau nuo 2001 metų, vadinasi, čia esame jau 23 metus. Šio dvaro istorija prasideda 16 amžiuje ir dvaras iš tikrųjų ėjo iš rankų į rankas per tiek metų, kol atsidūrė mūsų šeimos rankose. Ir iš tikrųjų dvaro įsigijimo ir atkūrimo idėja gimė mūsų dėdės Naglio galvoje, studijuojant, stažuojantis ir keliaujant Vokietijoje. Po ilgų dvaro paieškų Lietuvoje ši artima mūsų giminės vieta Dzūkijoje buvo akivaizdus sprendimas. Todėl dvaro teritorija po sovietmečio ir atgautos nepriklausomybės tiesiog šaukėsi pagalbos, tai tik dar labiau paskatino įsigyti būtent šį objektą. Aštriosios Kirsnos dvaras, jis įsikūręs Lietuvos pietuose, yra apsuptas Dzūkijos kalvelių, ežerų ir miškų. Mes esame dauboje, žemoje vietoje, todėl pro pastatų langus atsiveria vaizdas į skirtingų aukščių pratekančius tvenkinius, į dvarininkų išvystą kalvotą parką ir dirbamus laukus. Tikriausiai tolima Lietuvos centrams vietovė, tai kad čia mažas gyventojų tankumas, esam apsupti nuolat čia sutinkamos natūralios laukinės gamtos ir svarbiausia gilios istorijos, kuria kitokį ramybės ir darnos jausmą. Mes sakom, kad tai yra užuovėja nuo miesto kasdienybės skubėjimo. Iššūkių atkuriant šį paveldo objektą būta įvairių ir nuolatinių. Pagrindinis klausimas tikriausiai, su kuo susidūrėme, tai kaip atkurti tai, išlaikant kuo daugiau autentikos, nepritaikant šių erdvių būtent muziejiniams ir išlaikant jas patogias šiuolaikiniam žmogui. Be klausimų siekiame palikti visus autentiškus statinių elementus, nes būtent tai, kas pasiekia mūsų dienas, ir yra vertingiausia. Kultūros paveldo objekto restauravimas ypatingas procesas ir paprastai jis pats diktuoja sąlygas savas, kurias jei ir norėtųsi keisti, tai tiesiog jauti, kad nesi įgalintas ir tiek svarbus, jo galėtum kažkaip koreguoti savaip. Atkuriant kultūros paveldo erdves, tikriausiai neįmanoma apsieiti be kompromisinių sprendimų. Ir tas istorinis autentiškumas ir modernumas, jie privalo persipinti. Nors neinterpretavome to, ko nežinojome ir stengiantis atskirti seno nuo naujo, bet pavyzdžiui, išlaikant tas autentiškas paskirtis, tiesiog būtume negalėję įvesti elektros instaliacijos arba, pavyzdžiui, įrengti vonios kambarių, nes tais laikais tokių dalykų paprasčiausiai nebuvo. Mūsų tikslas buvo išryškinti ir palikti tai, ką turime autentiško, bet pritaikant šitas erdves būtent šiuolaikiško žmogaus gyvenimui. Kiekvienas dvaro savininkas, puoselėdamas savo gyvenamąją ir darbo erdves, pridėdavo, patobulindavo, perdarydavo pagal savo norus. Atrodo, kad galgi nereikėjo griauti tam tikro senesnio pastato, kad pastatyti naują,
ar nereikėjo perdekoruoti sienų naujų tapybos sluoksnių, bet labai normalu ir žmogiška susikurti tokias erdves, kuriuose norisi būti tau pačiam. Rūmuose, vestibiulyje bei antrojo aukšto hole yra rasti gerai išlikę pirmojo, tai yra XIX amžiaus pradžios etapo sienų tapybos sluoksniai. Tai jie ypatingai žavi mus. Šiais metais užbaigėme oficinos virtuvės ir ledainės restauravimo darbus. Iš istorinės pusės abu šie pastatai buvo susijęs su maisto ruošimo laikymo funkcijomis. Abu statiniai stovi vienas netoli kito, nors ir skirtingos architektūros bruožų, kadangi buvo statyti skirtingais laikmečiais, bet abu įkurti šalia centrinių rūmų, kad būtų patogu ruošti maistą, jį tiekti rūmuose gyvenusiai šeimai. Esminiai restauracijos principai buvo kuo mažiau liestis prie to, kas yra autentiška ir vertinga. Vidaus erdvės siekiame įrengti taip, jog patalpų vidus neužgožtų to, kas slypi už pastatų sienų. Tai yra unikalios gamtos besikeičiančiose sezonuose. Daugiausiai naudojame natūralias medžiagas, stengiamės atkartoti originaliai naudotas. Tai kalkinis tinkas, medinės grindys, medinės durys, langai. Net spalvas, kurias žinojame, bandėme atkartoti, tą matote langų, durų, lubų, sienų dažymą. Sodybos pastatų eksterjere daugiausia matyti baltos ir rudos atspalviai. Tai plytų mūras, čerpiniai stogai. Esama ir žaismingos ochros spalvos, kuria dekoruotas paskutinių mūsų atkurtų pastatų durys bei langai. Ši spalva neatsitiktinė. Rasta tyriant centrinių rūmų durų polichromija, taip pat matoma rūmų langų imitacijose. Vaikštinėjant lauke sunku suvokti pastato vidaus erdvių dydį arba nužvelgti interjerą. Todėl tokiu būdu yra savotiškai išlaikoma paslaptis, nes kas yra viduje, galima pamatyti tik tai žengus į erdvių vidų. Oficinos virtuvės interjere palikome įvairius per laiką keistus sienų atspalvius. Pavyzdžiui, parterio apartamente matyti daugiausiai išlikusių šiltų rusvos, gelsvos spalvų atspalviai. Didžiajame apartamente daugiau palikti šalti melsvos žalsvos spalvų sluoksniai. Likęs interjeras stengtasi kurti labiau neutralus, žemiškas. Kiekvienas sezonas dvare yra unikalus. Vasarą maudynės tvenkinyje, pasivaikščiojimai vakariniai šimtamečio parko šešėlio atokaitoj. Rudenį teritorija čia nusidažo pačiamis gražiausiamis spalvomis. Stebimas laukinių gyvūnų suaktyvėjimas. Čia pat gyvena retai aptinkamos paukščių rūšys ir stebima jų nuolatinė migracija iš vieno tvenkinio į kitą. Žiema, jis siūlo giliausią poilsį, kada ūkio tempai nurimsta kartu su gamtos užsnūdimu. Ir tu gali jaukiai įsitaisęs fotelyje, pavyzdžiui, skaityti knygą šalia rusenančios koklinės krosnės. Tikriausiai pagrindinis iššūkis, su kuriuo susidūrėme šio projekto metu, tai kultūros paveldo procesų imlumas laikui. O norėdami suderinti funkcionalumą ir estetiką, šių dienų žmogui pritaikyti erdves, esminius patogumus, minkštuosius baldus, siekiame turėti naujus ir nenaudotus, kai tuo tarpu kietuosius baldus ar smulkes interjero detalės rinkome iš sendaikčių, taip sukuriant unikalią estetiką, nuotaiką. Kalbant apie tvarumą, tai pastato restauravimas, o ne naujo statymas savaime yra tvarus sprendimas. Restauruojant, vienas esminių principų buvo senus elementus keisti naujais tik tuo atveju, jei esantis senas nebegali atlikti savo funkcijos. Pavyzdžiui, medinės konstrukcijos buvo plombuojamos naujomis dalimis tik tose vietose, kur buvo paveiktos oro sąlygų ar mikroorganizmų. Prikelti pastatą iš griuvėsių neužtenka, jis turi būti prižiūrimas nuolatos. Jis turi būti pripildytas gyvybės, tarnaujantis žmogui ir turintis savo paskirtį.
Kitaip jis vėl pamažu pradės nykti. Ir ieškant pastatams naujų paskirčių, mes supratom, kad norime dalintis asmeninėmis patirtimis čia, dvaro masteliuose su lėtėjančiu laiku ir sezonų grožiu, būtent apsuptiems lietuviškos gamtos. Tikriausiai todėl šiuo aspektu pasekoje labai organiškai vidaus erdvės turėjo būti atvertos svečiams, kviečiant žmonės čia pabūti ilgiau. Nors siūlome žmonėms užpildyti dienos programas atvykus čia skirtingomis veiklomis, visgi aš mėgstu sakyti, kad ši vieta labiausiai tinka nieko neveikimui, žvaigždžių stebėjimui, klajojimui, svajojimui. Dvaro apartamentuose apsistojantys svečiai ras laužavietas, knygas, stalo ir lauko žaidimus, taip pat šviežios vietinės produkcijos pusryčių krepšelius. Čia turime žirgyną ir apylinkių klonius, kuriuose galima pasivaikščioti, turėti žygius, pasivažinėti dviračiu, o taip pat ir pabendrauti su žirgais. Atvykstančių žmonių spektras čia įvairus. Pas mus lankosi ir šeimos, ir poros, ir atvažiuoja pavieniai lankytojai, norintys apsistoti ir pabūti čia ilgiau, bet sakyčiau, kad dažniausias žmogus, kuris čia atvažiuoja, jis nori atitrūkti nuo miesto centrų, atsikvėpti ir patirti čia tą esamą ramybę, kitokią gamtą. Pabuvę svečiai čia nori grįžti ir patirti kitus metų laikus, pasisemti jos čia aplankančios pilnatvės ir įsikvėpti ramybės. Dvaro ateitis priklauso nuo ateities kartų, nes tikime, kad jis po mūsų indėlio gyvuos mažiausiai tiek pat metų, kiek gyvavo iki mūsų. Tai mūsų šeimos planai, kiek mes būsime pajėgus, yra ir toliau liestis prie likusių pastatų, kad tai, kas yra likę, nesunyktų negrįžtamai. Su metais mūsų požiūris į restauraciją keičiasi. Todėl pasidžiaugiam, kad gal ir gerai, jog konkretus pastatas nebuvo prisiliestas tvarkyti anksčiau. Kuo daugiau praeina laiko, pasiseka aplankyti paveldo objektų, išgirsti skirtingų specialistų nuomonių, tuo požiūris į išsaugojimo procesus tampa brandesnis ir užtikrintesnis. Gal procesas išmokė to, kad dirbant su paveldu negalima skubėti. Čia net ir nesigauna kitaip. Kiekvienas net ir rodos nedidelis atliktas darbas tokiam objekte suteikia tikrai labai didelį pasitenkinimą. Nors paprastai tie įsimintiniausi momentai vis dėlto yra tie, kurie kuria didžiausią vizualų pokytį. Ir vienas tokių buvo, kai baigėme tvarkyti dvaro lauko aplinką, kai buvo išnaikinti brūzgynai, kai buvo įrengta veja, atstatytas landšaftas. Kuriant namus ar erdves, mums tikriausiai svarbiausias yra ilgaamžiškumas, tvarumas ir žinoma patogumas. Svarbu, kad kuriamos erdvės nesentų, išliktų tinkamos naudotis, nes ne žmogus turi tarnauti erdvei, o erdvės turi tarnauti žmogui.